Tai reiškia, mes galim sukurti struktūrą, kurios pasaulyje dar nebuvo. Taip sukurti tą struktūrą ir kam mums tą struktūrą kurti, kaip tą struktūrą sugalvoti, kad jinai reikalinga. Venera tokį duoda mums galimybę mąstymą. Į kokias struktūras mes pasaulį padalinsim? Kodėl mes dalinam mišką į grybus, į uogas, į medžius ir žolę, į žvėris ir paukščius, iš kur? Tai atrodo vientisa sistema. Kodėl mes padarom taip padalinam? Galėjomgi dalinti ne taip paukščiai ir žvėris, o galėjom taip dalinti ten šešiakojai, dvikojai ir keturkojai. Pavyzdžiui, taip, tada paukščiai ir žmonės įeitų į tą patį struktūrą, į vieną grupę. Ir jeigu mes bandytumėm kaip su viena grupė elgtis, lauktumėm iš žmonių kiaušinių, iš paukščių ieškotumėm kokią kitą pasitenkinimo rūšies, tai būtų tokia painiava, taip. Tai Venera leidžia, o būtent kaip mes tas struktūras išskyrėm savo tikslų atžvilgiu. Suprantat? Jeigu mes tiesiog norim per mišką praeiti, mums užtenka pavojinga, nepavojinga. Padalinti mišką į dvi struktūras. Einam su to kirviu rankose, žiūrim, čia nesvarbu, ar čia medis, ar čia žvėris, ar čia augalas, ar čia grybas, mums nepavojinga, o čia pavojinga. Ir mums irgi nesvarbu, kas čia, ten žmogus, žvėris, ugnis. Mes įsijungiam, čia dabar mes režime apsaugot gyvenimą persijungiam. Taip. Tai Venera, jinai mums reikalinga, kad pasirinkti, kokią struktūrą mes laikomės, kokių taisyklių rinkinį mums rinktis. Aš gal nelabai aiškiai su tais grybais. Tarkim, yra įvairios struktūros toj pačiai muzikai, pavyzdžiui. Taip, yra bliuzas, džiazas, rokas, hard rokas, klasikinė, ten retro, šmetro, ten latino, šmatino. Dabar tu eini pirkti savo muzikos diskų arba eini mokytis groti. Taip? Ir kiekviena iš tų muzikos rūšių savo taisyklės yra. Kaip groti tą muziką, kaip klausyti. Suprantat? Klausyti bliuzą tu ne taip pat turi save paruošti, kaip klausyti hard metal. Suprantat? Meditacinę muziką, kad klausyti visiškai kitaip tu pasiruoši, negu kad klausyti kokią ten popsą. Tai Venera, atrodo ir tokių taisyklių, ir kitokių, jeigu aš fanatas esu ten kokio džiazo ar bliuzo, o šalia ten sėdi fanatas kokio heavy metal, tai mes pradedam viens kitam savo taisyklės, savo tiesą įrodinėti. Tas sako, kad čia tai, kad tu klausai ne muziką. Kodėl ne? Tai todėl, kad muzika tokia, kaip aš klausau. Joje turi būti toksai ritmas, toksai garsumas. Tokie taisyklės, kaip atskirti. Taip, muzika nuo ne muzikos. Kaip atskirti paukštį nuo žvėrio. Kaip atskirti grybą nuo uogos. Tai pagal mano taisyklės tavo ten džiazas ne muzika, suprantat, ne grybas. O tas sako atvirkščiai, čia tavo muzika, jinai visiškai ne muzika, joje nieko muzikalaus net nėra.
tada vat, jie atrodo, vat, Merkurijus abiejų dirba, šitas išmano, kad čia tokias taisyklės, šitas, kad tokias taisyklės. Ir jeigu nebūtų aukštesnės planetas, nu kas liktų tada tiem žmonėm? Arba tiesiog nebendrauti, arba vienam iš dviejų įrodyti kažkokiu būdu, kad tai, ką jis klauso, tai į tikrą muziką. Tai, nu, o kokiu būdu tai galima įrodyti, istorija jau gerai parodė. Paima ten, atideda savo gitarą, paima kokią ten kuoką ir įrodo, kad tu neteisingą muziką klausai. Taip. Tai va, reiškia, Venera, jinai leidžia suvokti, kad pasaulis vientisas, jame yra įvairios struktūras, visas tas struktūras tarpusavį nekonkuruoja, o palaiko vat, didelės pasaulis egzistencija, be tų struktūrų įvairovės nebūtų pasaulio, kad viskas tai gerai, kad džiaz muzikantas turi džiaugtis, kad yra kitas kryptis, taip, koks futbolininkas turi džiaugtis, kad yra beisbolas, tinklinis hokėjus ir visas kitas sporto šakas, nors jeigu į futbolo lauką ateis beisbolistas su savo ten šitą ir pradės mušti į kamuolį su lazda, tai visi futbolininkai sakys, kad ne, čia tu ne pagal taisyklės, o jis gali parodyti beisbolo taisyklės ir sakyti, va pagal taisyklės, mano beisbolo taisyklės leidžia tai. Va. Tai va, Veneros energija leidžia mums suvokti, va, kokiai erdvėj, kokias taisyklės galioja. Suvokti ir atsidūręs kažkokiai savo nepažįstamai, nestruktūruotai, amorfiniai erdvėj, taisyklės naujas sukurti prireikus. Taip. Tai va, toliau mes, jeigu jau davažiavom iki Veneros, prisiminti turim, kad mes padalinam visą tą pasaulį į 3 didelės dalis. Taip? Į triadas. Kokios tai triadas ir su kuo jos valga? Vitalinė. Vitalinė, po to mentalinė ir dvasinė. Ir kiekviena triada, kodėl vadinasi triada, kad iš 3 planetų. Ir tas planetas 3 sustatytas taip, kad vidinė triadas planeta kaip rato ašis, o išorinės triadas planetas, o tą ratą aplink ašies suka. Ir ta vidutinė planeta, jinai harmonizuoja triadą, jinai priverčia triadą suktis ratu, o kiekviena išorinės planetas stengiasi disharmonizuoti triadą, taip? Suprantat, kad turiu omeny? Nu, vat, paimkim, Inga bus jinai vidutinė planeta, atsistuok. O ten, vat, Avytis bus išorinės planetas. Vat, o tau, vat, ko reikia? Tau reikia tiesiog iš savo čiužinio, iš savo vietos nenueiti, tavo tokia siekiamybė. Nu. O jūs paimkite už rankas, jūs sujungtas,
Vat išorinės planetos, taip. Kiekviena išorinė planeta, jinai nori tiesiog kažkur eiti nuo ten, nuo centro, jinai turi ekscentriką. Va. Taip ir tu eik, pavyzdžiui, čia pas mane nuo centro. Vat jinai turi visą tai suharmonizuoti. Dabar tu linutėj daug tai pum. Va, nu, aha, va, tu Saulė, jinai Merkurijus bus. Tu grėsmingo, kovot, va, matot, va čia triados schema. O jinai stengiasi viską harmonizuoti, neišeiti iš jo, kad viskas liktų savo vietai. Taip, o šitas nori pabėgti nuo centro. Suprantat esmę? Kiekviena triada būtent taip ir padaryta, kiekviena. Centrinė planeta, jinai nori išlaikyti harmoniją, išlaikyti va, tą padėtį, o išorinės planetas stengiasi tą padėtį va, pakeisti. Va, ir centrinė harmoninga planeta sugeba judant likti savo vietai, jinai sukasi faktiškai visada aplink ašies. Jos veikloje niekas nesikeičia. Taip, nu pavyzdžiui, žmogus valgo, nu tarkim, avižinių dribsnių košę. Taip, jis valgo tą avižinių dribsnių košę ir jis tą avižinių dribsnių košę gamina kiekvieną kartą taip pat. Jis gamina šiandien, rytoj, 100 dienų, ten 10 metų. Jis gamina taip pat. Jam jeigu kažkas pasikeis, tos košės skoniai, tos košės išvaizdai, jam, oi, kažkokia netokia košė. Taip? Ir jeigu ten, pavyzdžiui, koks nors vaikas, tau Mėnulio planeta, bendravimas, taip ir sujungimas. Na, tu matai vaiką ir jis tau turi būti tas pats, kas kartą. Nu, jeigu pas tave iš mokyklos ateis koks kitas vaikas, tu sakysi, ne, man reikia savo. Taip, vat, Mėnulis, jis nori pastoviai, kad viskas liktų taip, kaip buvo. Tai yra planetos harmonizuojanti funkcija. Taip, ateina vyras, jis turi būti tas pats, kas vakarą. Taip, jeigu kas vakarą kitas ateis Mėnuliui, tai negerai. Jeigu kas kartą kitas vaikas, paukščiukas atskrenda, ten į savo lizdą pamato ten kažkokį kitą, nu, ptinčik, kaip čia. Arba ten tėvelis ateina į vaikų darželį, vaiką paim, ten tų vaikų kiek nori. Pasirinka gražiausią ir veda namo. O šiandien gerą gavau. Tai, suprantat, ne, tai Mėnulis neleidžia. Mėnulis nori, kad taip pat būtų. Taip pat. Vat. Ir Mėnulio tam judesy aplink ašies mes matom, kad viskas kartojasi. Va, o išorinės planetos stengiasi disharmonizuoti, pakeisti esantį tvarką. Taip, išvengti pavojaus, kaip jeigu Saulė yra kažkokia padėtis, ten pavyzdžiui namas dega, įsijungia Saulė, Saulės veikla veda prie to, kad užgesinti, kad taip nebūtų jokių būdų. Išeini į mišką, ten tave užpuola vilkai, Saulė daro, kad taip nebūtų. Ten kažką įdomaus pas juos, gal papasakosit, aš mikrofoną duosiu, nes man labai sunku taip kalbėti. Vat, padaryti taip, kad nebūtų tos grėsmės. Taip? Saulė visą laiką stengiasi padėti pakeisti, o Mėnulis palikti. Suprantat? Merkurijus visą laiką stengiasi kažką pakeisti. Vat, jeigu tos struktūros atrinkinėjame, vat šitas grybas, taip,
o dabar man reikia kito grybo. Nėra taip, kad, o, aš jau radau grybą, einu namo, viskas. Aš jau savo grybą radau. Mėnulis, jeigu įsijungia, radau savo, tarkim, princą ir einu su juo namo, suprantat? Nėra taip, radau princą, reikia dar princą ir dar princą ir dar princą ir dar princą. O Merkurijui taip, radau apelsiną, reikia dar apelsino, dar kitų vaisių reikia, dar kitų kažkokių struktūrų reikia, suprantat? Merkurijui reikia pastoviai keisti taip, kaip yra. Ir pats Merkurijus leidžia pasauliui pastoviai keistis, bet tam tose pokyčiuose siekti savo struktūros. Jeigu suprantat mano mintį, suprantat ar nelabai? Tai visas kitas triadas lygiai taip pat. Centrinė planeta stengiasi likti savo vietai. Jeigu Venera, tai jinai stengiasi jau egzistuojanti tvarka, jau savo struktūrų sudaranti pasaulį niekada nekeisti. Pasaulį taip gera ir jame viskas taip teisinga, kad mes gyvenam šitai žemėj, šita saulytė mums šviečia ir viskas labai gerai. Pasaulyje įvairovė visokių struktūrų, grybų, paukščių, pavojų ir išsiganėjimų. Ir mes labai nenorim mirti, mes norim čia likti, mes nenorim pakeisti šitą pasaulį į aną pasaulį. Taip? Centrinė planeta, čia būk tu centre pasaulio, visas pasaulis aplink tave sukasi ir tu turi stengtis išlaikyti tą savo centrinę padėtį. Planeta centruoja, harmonizuoja. O kraštinės triadas planetas, Merkurijus ir Marsas, visą laiką stengiasi kažką pakeisti. Aš to pasaulio centre, aš nenoriu to pasaulio keisti. Bet Merkurijus man sako, o tu pabandyk dar šito, pabandyk šitą, ragavai apelsiną, dabar paragauk mango. Ten nuėjai į futbolo varžybas, nueik dabar į beisbolą. Buvai džiazo koncerte, nueik į bliuzo koncertą. Veda tave kaip į to pasaulio skirtingos dalis. Taip? O Marso planeta kam reikalinga? O tas vikšras ant lapo kitai triados centriniai planetai, jis savo valgo tą lapą, jam nepavojinga ir tiek. Taip, ir gerai jam. Veneros padėtyje žmogus gyvena savo pasaulyje, saulėtė šviečia, jis visų taisyklių moka laikytis, struktūras atrinkinėti, jam visur gera, ateina į futbolo lauką, moka futbolą žaisti, beisbolą moka beisbolą žaisti, į bažnyčią užėjo, moka Tėve mūsų skaityti, ten užeina į kokią Vaišnavų šventyklą, moka Hare Krišną dainuoti, jam visur patogu ir gera, ir jis sėdi ir džiaugiasi, kaip šitam pasauliui faina, kaip gera jame gyventi. Taip, ir kam reikia Marso energijų? Veiksmas, įvykiai, taip. O kas yra įvykiai? Susidūrimas su kažkuo savo naujo. Tam pasauliu, kuriam viskam yra vietos, atsitinka kažkas naujas. Vaikas vaikų darželį, jau viskas jau jam aišku,
o čia medinis žaislai mediniai, va čia skuduriniai žaislai, čia mergaitės, čia berniukai, čia mano draugai, čia mano priešai, čia tualetas, čia miegamasis, viskas aišku. Ir ateina, pavyzdžiui, į grupę naujas vaikas. Va, visiškai neaiškus objektas, jis prie ko jis ten, prie priešų, prie draugų, prie... Tai bus įvykis, tai kas harmonija, vat, iš harmonijos išveda. Taip, dabar kas būtų veiksmas? Ką jisai darys, taip, ką jam su tuo vaiku nauju daryti, su tą neaišku objektą, ką daryti. Bet jis tada paima ir žiūri savo Merkurijos sąraše visokius taisyklės, ką su šitu padaru daryti. Taip? Ir jeigu jis gali tą padarą priskirti prie kažkokių jau žinomų struktūrų, jis taip ir skiria, kad čia bus berniukas, jis panašus į mano draugą, tarkim, irgi bus draugų. O jeigu jis nesupranta, prie kokios struktūros priskirti, pavyzdžiui, tas vaikas, nu, tarkim, negras. Tai, vat, nu, vat, oi, kas jis čia, žmogus, ne žmogus, berniukas, ne berniukas, mergaitė, ne mergaitė, simpatiškas, nesimpatiškas, nėra analogijos. Tai tada reikia ką tam žmogui padaryti. Jam reikia išmokti kažką daryti, ko jis niekada nedarė dar, išmokti. Jeigu jis jau darė, vat, ateina, yra grupiai 7 mergaitės ir atėjo 8. Ir jis žino, kad reikia sakyti, labą dieną mergaitė, mano vardas Petriukas ir taip toliau. Jam jau yra schema sustatyta. Merkurijus tą disharmoniją gali harmonizuoti. Taip? Per kokį kanalą iš Veneros? Su Venera surišta tai vyksta. Kas gali Venerą suharmonizuoti ir tą įvykį vėl į harmoniją lygį sudėti. Per Merkurijus kokiam kanale pasireiškia? Dvyniai, taip. Palyginti, išanalizuoti, vat iš praeities savo, taip, dvynys kodėl iš praeities, mutabilus, taip, kodėl tai viskas vyksta informaciniam lauke, o ne, pavyzdžiui, ten kažkaip rankomis čiupinėta, net ten ragauti ant skonio. Mutabilus, kas yra dvynys? Oras, informacinė elementas, taip. Reiškia, žmogus faktiškai krapštasi savo protį, ieško praeitį, viduje savo proto, ieško kažkokių asociacijų, analogijų, kažkokių jau taisyklių praeitį, kurios jam leidžia pasirinkti struktūrą ir iš karto tiesiogiai įjungti Merkuriją. Suprantat? Merkurijus stovi tokiam padėty, atrodo čia einanti į Venerą, tai turėtų ten būti kokia Venera arba Marsas, o ne, atstovi Merkurijus, kad tiesiogiai iš to įvykių kanalą iš karto panksti ir įjungti kažkokią taisyklę, įjungti jau egzistuojantį struktūrą. Taip? O jeigu to nevyksta jau, aš gal taip nupiešiu, nes jaučiu, kad jūs nelabai... Aš nesuprasčiau, jeigu man tai paaiškint. Iš Marso. Čia Venerai viskas labai gerai, yra harmonika. Čia sėdi žmogus, kuris laimingas, patenkintas visko, kas pasaulyje vyksta. Ir jam jokių netikėtumų, jokių siurprizų nesinori. Jam patinka kaip yra, taip. Ir čia iš Marso
krenta toks vat visiškai vat neaiškus objektas, kas čia bus įvykis. Vat. Ir tas vat neaišku kas, gal čia bomba, gal čia kažkas valgoma, gal čia vat kažkas, ko man labai reikia, aš nepaimsiu, paims kiti ir aš pavydėsiu. Vat šitas dalykas, jis gali harmoniją sunaikinti, pasidarys negera. Tai vat, ir krenta vat, tas dalykas tiesiai į Venerą, turėtų čia nukristi ir padaryti čia kažkokią gal katastrofą. Taip? Bet čia stovi Merkurijas jam ant kelio. Vat. Ir Merkurijus šitą objektą pakeliui, kaip sakant, eigoje gali išanalizuoti, kas čia krenta mum į Venerą. Kas? Jeigu krenta kažkas, kas jau turi savo vietos ir yra kažkokia taisyklė, kaip su šito elgtis, suprantat? Merkurijus tiesiog vat šitą vat iš karto šitą energijos pliūpsnį paima įvykį ir panaudoja vat savo vitaliniam rate. Ai, čia dar viena mergaitė ir pradėsiu su ją elgtis kaip su visom mergaitėm. Suprantat? Mano va tas harmonijas nedaeis faktiškai. Aš nepradėsiu ten mąstyti, kodėl taip įvyko, kas mano gyvenime dabar pasikeis nuo šito. Suprantat? Tiek to dar viena mergaitė, tiek to dar vienas grybas. Vat, aš ėjau, ieškojau grybų, vat, ir bumts ir radau grybą. Tai įvykis. Taip, paėmiau tą grybą ir Merkurijus pakeliui įvertina, kad čia toks pat grybas, kaip tu jau rinkai, vat, reikia jį tiesiog padėti į krepšį. Taip, jeigu tai trapus grybas, tai ant viršaus, netrapus, bilia kaip. Vat ir tas vat, įvykis marsietiška struktūra pereina iš karto į jau merkurietišką lygį. Suprantat? Venerai ir nėra ką veikti, jinai nedisharmonizuota. Taip, vat, ta triada mentalinė ir dirba. Vat. Aplink tos Veneros ašies Merkurijus apvedžioja šitą grėsmingą vat, objektą, kažkokį neaiškų objektą, disharmonizuojantį. Va. O jeigu Merkurijus nesugebėjo šitą objektą, neaišku objektą identifikuoti, kas čia kažkoks, neapoznanai objektą. Kažkoks įvykis, kuriam nėra paaiškinimo. Taip? Va, tada Venera disharmonizuojasi. Venera tai protas, kuris turi viskam paaiškinimą. Jis žino, kas, kodėl ir kaip vyksta. O čia va, tas įvykis, kuris neįsipaišo į mūsų va, tos pasaulėžiūros schemą. Neįsipaišo. Išeini į lauką, o ten, pavyzdžiui, karvės skraida. Vat. Taip. Nu, tu negali to paaiškinti. Dabar tavo protas, jis sumaištyja. Kaip man, kaip? Nu, gerai, karvė skraidanti, tai labai jau vandeniškai skamba. Pavyzdžiui, tu ten stomatologas ir ateina pas tave pacientas, įsižiūrėja, o jam ten dantis 2 eilėm, pavyzdžiui. Nu, arba tu skaičiuoji 1 dantis, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nesupratau.
Taip, jeigu tu matai, o įsižioja tas pacientas, o jam ten per daug dantų, tu tai pažiūrėjai, nieko savo, ir pradedi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, normaliai čia, tau Merkurijus maks, čia normalu, 8 ir turi būti, čia skaičiuoja irgi 8, normalu, čia skaičiuoja irgi 8, gerai, o čia skaičiuoja 9. Kas tada šitą Merkurijus jis negali, ten nėra tokios taisyklės, nėra, nieks to nematė. Ir aš to nemačiau, ir aš nežinau, ką daryti. Mano protas pradeda, kaip taip, kas čia, ar čia gal. Ir tu pradedi ieškoti tam kažkokio paaiškinimo. Gal čia tas vaikiškas dantis kažkoks neiškrito, gal čia reikia paguglinti, gal tai būna, gal dabar tie indigo vaikai gimsta su 3-6 dantėm, suprantat? O kada jūs randat, taip, čia viskas gerai, medicinai aprašytas 4 tokios jau atvejus, viskas. Tai jūs tada, tu 5 atvejis, jau tu suformuoji naują struktūrą, kad yra žmonės su 33 dantėm, suprantat? Nauja struktūra, tokie žmonės yra. Ir tada tavo Venera vėl numeta jo į Vėžio kanalą, atiduoda Merkurijui, astraliniam kūnui, tau atsilaisvina iš tos proto sumaišties, tu įtemptą veiklą protą, ir kada išsprendė šitą disharmoniją, atsilaisvina daug emocijų ir Merkurijus užsipildo tais jausmais. Toliau vitaliniam kūne viskas sukasi. Taip? Tai Marsas reiškia, jis visus skrendantis į mūsų protą įvykius, pasaulis bombarduoja mūsų protą, galima taip sakyti. O protas kaip tenisininkas ten tink, tink atmuša Merkurijus. Pin, pin, pin. Čia mačiau, suprantat? Toks apvalus, oranžinis, tokio dydžio apelsinas, o tokio dydžio apelsinas, o tokio dydžio didelis apelsinas, o tokio dydžio panašus į didelius apelsinus, suprantat, mes, o kai tokio dydžio ir skonis jo kartus, nežinau tada kas tai. Nežinau. Ir ateina protas į sumaištį. Kas tai yra? Vaisius, žvėris, grybas, gal čia mutantas koks ten, čiripaška nindzės, ten kiaušinės, kažkas. Neaišku kas. Ir protas pradeda disharmonizuotas, pradeda ten dirbti, galvoja žmogus apie tai. Ir galų gale suprato, tai čia, taip, ir taip. Čia hibridas arbūzo ir apelsino, tarkim, taip. Ir gerai, toks, viskas sėkmingai išsisprendė, arba nesėkmingai išsisprendė. Čia reiškia, kad mutacijos jau genetinės užkariauja mūsų pasaulį ir mes irgi atsibūsim rytoj, pas mus 2 galvas ir baisu, kas darosi pasaulyje, ten jau apelsinai kaip arbūzai. Taip, O jeigu dabar Venera dezharmonizuota, galima ją harmonizuoti ne su Merkuriu, o su Marsu? Tai būtent dabar, čia mes pradedam jau tada kalbą vesti apie veiksmus. Kaip tą įvykį mums atsakyti, kokiu veiksmu atsakyti. Suprantat, nėra Merkurijų, tos sistemos taisyklių. Žmogus pirmą kartą sėda už vairo motociklu, tarkim. Jam asociacijų jokių nėra. Viską, ką jis iki šiol darė, televizorių žiūrėjo, ten mano košę vyrė,
ten rašė šitus sačinėnė в škole, rašinėlius, su berniukais flirtavo, šuniuką glostė, o čia jis atsisėda ant motociklo, jis bando su to motociklu kaip su šuniuku, kaip su mano košė elgtis, kaip su vyru, o tas, neatsako kaip reikia, jis kažkaip kitaip. Tu jį glostai, o jis tau, reiškia, šitą nesusijaudina, tarkim. Jį, kad užvesti, reikia kitų kažkokių priemonių. Vat. Ir tau reikia, kad ir protas, ką daryti, ką man daryti, kodėl taip, aš bandau tą motociklą kaip dviratį stabdyti kulnais, o jis ką daryti, protas pradeda, vat, tada reikia, kad jeigu tu to nepadarysi, tai tu disharmonizuosi savo vitaliką, tu nukrysi, tarkim, arba tu ten su kažkuo susipyksi ten su to motociklo savininku, kuris sako, viskas, lipk ir eik iš čia, nenorite daugiau matyti, tu man skolingas 10 000 motociklo remontui, ligoninė tau savo sąskaitą dar išrašo, tu menulį disharmonizuoji ir toliau į šitą objektą tu jau vienreikšmiškai pradedi reaguoti sauliškai, tu jį bijai tiesiog. Ir tu to įvykio stengiasi išvengti bet kuriuo atveju, išvengti. Bet jeigu įvykis vėl ir vėl krenta, tai ką, tau nori, nenori, per saulę neišeina, taip. Kaip su kuo čia tas pats motociklas, tu atėjai, jau sumokėjai už kursą, tarkim, taip. Nesvarbu, kad tu išsigandai, nukritai nuo to motociklo, sužeidėjai savo čiurną ir išsigandai, tau vis tiek kitą pamoką vėl reikia eiti. Suprantat? Ir vėl tą patį mokytis daryti. O tada ateina mūsų veiksmas, mes pradedam tada kurti planą, ką daryti ir kaip daryti ir kas po ko daryti. Mes sustatom savo tiksliai, tokį planą, kuris, kas yra tas planas iš tikrųjų, jeigu pažiūrėti taip atidžiau, tas planas yra taisyklė į ateitį. Tas planas gali tapti naują taisyklę. Tai jeigu tas planas teisingas, tu padarysi taip ir suvaldysi tą motociklą, tu tada gali sakyti, man šį kartą pavyko, dar kartą pabandysiu tai padaryti, vėl pavyko, vėl pavyko ir tu sukuri naują savo įprotį, naują taisyklę ir užpildai Merkurį ir tu pradedi daryti, tai tau jau neįvykiai. Atsisėdai ant motociklo, važiuoji. Suprantat? Bet kol tu dar važiuoti nemoki, įprotis nesusiformavo, tu statai planą. Sustatai planą, pabandysiu šį kartą taip padaryti. Padarai, nieko gero. Tas planas netinka. Statai kitą planą. Taip reikia padaryti. Tu darai, nepavyko padaryti. Gerai, pagal tą patį planą dar kartą bandau. Pavyko padaryti pagal planą, bet nieko gero. Kitą planą reikia. Suprantat? Ir čia tada pradeda Marso planeta dirbti. Jinai iš to mūsų proto statytų planų gauna savo tokį maitinimą ir pradeda tą planetą suktis. Kas duoda šitos planetos veiklą, jeigu žiūrint tokių didelio mastelių paimant, pasaulis sustatytas su savo vitalika jau yra. Pasaulis ten
sukasi savo ratais, o aš sėdžiu kaip Dievas virš šito pasaulio, ar kai Saulė centre šito pasaulio, kuris aplink sukasi, aplink manęs. Ir man gera jame. O Marsas, jis tą pasaulį, praplečia, galima taip sakyti. Padaro to, ko dar nebuvo. Išmokau aš su motociklu važinėti. Dabar mano gyvenime yra tai, ko visiškai nebuvo. Nauja galimybė kažkokia. Nauji pojūčiai, nauji įspūdžiai, nauji įvykiai, kurio nebūtų su manim niekada, jeigu aš sėdėčiau namie. Suprantat? Tai Marsas padaro pasaulio praplėtimą, arba galima taip, jeigu jau žiūrėti į Marsą kaip dvasinės triados apatinę planetą, o čia Vitalika, o čia jau dvasinė prasideda veikla. Tai mes galim pažiūrėti į tą planetą kaip į tokią praėjimą, duris į pasaulio tobulėjimą, duris į mūsų pasaulio augimą. Taip, praplėtimas arba tobulėjimas faktiškai mūsų evoliuciniam spinduly čia tas pats. Mūsų visas gyvenimas pagal tą schemą statosi, kad augant, tobulėjant mes augam, augant mes tobulėjam. Tai Marsas duoda galimybę, atrodo viskas gerai, viskas išgyvena, taisyklės sustatytas, mes net susitarėm, kad visokių taisyklių rinkiniai tai labai gerai ir tarpusavy tas struktūros merkurialinės nekonkuruoja. O tai yra tinklinės, futbolas, krikščionybė, islamas, yra ten fizika, chemija, yra džiazas ir rokas. Ir viskas tai dalis, viskas tai aplink mane sukasi, o aš galiu įeiti ten, iš ten kažką paimti, iš ten kažką paimti, ten kažką padaryti, ten kažką padaryti. Marsas duoda mum, šito visko pasaulyje nėra. Bet aš galiu tai pasaulyje sukurti, padaryti kažką. Su motociklu išmokau, o kodėl prie to motociklo kokių sparnelių neprisukti, tada galėsiu su motociklu skraidyti. Ir pasaulyje atsiranda skraidantis motociklas, kai kažkada tai atsiranda pats motociklas, kai kažkada tai dviratis, kaip kažkada tai galimybė bėgioti su ant arklio nugaros. Suprantat, pasaulio per Marsą mes savo, nes mes visada centre pasaulio esam, savo pasaulio plėsti, tobulinti. Tai Marsas tokia planeta, tokia energija, kuri plečia, tobulina ir tam pasauliui Marsas toks kaip kūrėjas, taip?